Kadangi Tomui įsijungė sportinis interesas, jis dabar nori, kadangi jau aliumą jau pavyko, nori dar pabandyti nerūdijantį plieną suvirinti. Padavimo mechanizmą įdėjau nerūdijančio plieno vielą pridėtinę ir dar reikia parametrus pasikeisti. Keičiam iš aliumo į nerūdijančio plieno nustatymus. Pirmiausiai nerūdinis plienas, materialas storis, kokį mes virinsim, ir siūlės padėtis. Gerai, na ką, suvirinam šitos, tarpą paliekam? Nu, nedidelį tarpelį. Gerai, nedidelį tarpelį. Kontūro nėra. Ne, nėra kontūro. Jau kad dingo Wi-Fi. Geras šitas. Bet čia yra studentų klaida. Bet va, kartais ir seni vilkai suklumpa. Jo, kam nepasitaiko. Ne, aš mačiau, kad yra, bet aš nepagalvojau dėl kontūro. Bet man buvo įdomu pravirinti su plionke ir pažiūrėti. Ne, su plionke nevirinama. Gal virinti su plionke, bet biškai minimaliai pridega. Ot studentai, ne? Studentai. Pirmą susikabinam. Susikabinam. Gerai. Labai gerai. Ir padarom minimalų tarpelį. Ir važiuojam. Vaizdelis irgi vėl. Neblogas, sakyčiau. Tobulas. Man tai tobulas, tau tai aišku, ne koks. Jo, man kas įdomiausia, kad yra terminio poveikio zona, kuri matosi ir jinai matosi, kad jinai yra minimali. Vėl pravirinimas, jo, šaknies užuomazgas matau, vėl, na, tai yra, sakau, patirties. Praktikos trūkumas. O superinis, labai norėčiau, nežinau, virinti kokius nors pečiukus, pirteliam dar kažką, tai turbūt rinkčiausi tokią aparatą. Tai ką, baigiam reportažą ir einam dirbti. Pečiukų virint. Pečiukų virint ir padarom šitą, parodom dar apie koks tai yra baisus dalykas. Jo, dėl saugumo. Jo, aš turiu popieriaus lapą ir jisai suveiks. Nu ką, pažaiskim žvaigždžių karus. Namie to nedarykit. Nedarykit to namuose, žinokit, bet pasijaučiau kaip šitas. Nežinau, kažkas su lazeriniu kardu.